Ar tu žinai, ką su savimi atsinešė tavo įsigytas automobilis? Nusipirkęs jį, mąstai, kad tai yra nauji raktai, naujos sėdynės, naujas kelias. Bet ar iš tikrųjų jis naujas? Tu juk nematai, ką jis prisimena, ką yra iškentėjęs, kas įvyko jame. Galbūt tai buvo stresas, ginčai, ašaros, viena kita mini avarijos ir visa tai ankstesnio ar ankstesnių šeimininkų gyvenimai. Jie palieka viską salone ir dabar visa tai važiuoja su tavimi. Gal todėl jautiesi nervingas kelyje? Gal todėl nuovargį jauti vos įlipus į automobilį? Gal dažnos bėdos, smulkus gedimai ir mąstai, kad tai yra keisti sutapimai? Tai ne technika. Tai viskas sklando energetinėje erdvėje. Automobilis taip pat kaupia viską, ką žmogus jame išgyvena. O tu šiandien važiuoji svetimų emocijų pilname lauke. Valyti reikia ne tik stiklą ar saloną šampūnu, šlapiu būdu. Valyti reikia ir energiją. Leisti šviesai įeiti, pašalinti tai, kas ne tavo, kad kelyje lydėtų ne šešėliai, o ramybė. Ir tas yra labai būtina atlikti, jeigu automobilis pirktas iš rankų į rankas, o dar galbūt ne vienų rankų ir ne vieno šeimininko. Jeigu tave domina, galiu padėti, tai veikia nuotoliniu būdu, kad tavo kelias būtų tikrai tavo. Lauksiu, parašyk, susisiek.